Informatikos mokomų dalykų temos medijų raštingumas, mokymosi 7-8 klasėje galimybės. Pranešėjas Liudmila Akinienė. Taigi, darbo tikslas – išanalizuoti informatikos mokomų dalyko temos medijų raštingumas, mokymosi galimybės 7-8 klasėje. Darbo uždaviniai. Galima būtų išskirti 3 uždavinius. Pirmasis uždavinys tai yra išanalizuoti informatikos mokomų dalyko temos medijų raštingumas, mokymosi 7-8 klasėje mokymosi ypatumus. Antrasis uždavinys – nustatyti mokymosi metodus ir priemonės, kurios yra veiksmingos ugdant medijų raštingumą 7-8 klasėje. Ir trečiasis uždavinys – aptarti galimus iššūkius ir pateikti sprendimų būdus susijusius su medijų raštingumo mokymu. Taigi, kokios yra problemos mokant šios temos? Viena iš pagrindinių problemų yra ta, kad metodinės medžiagos trūkumas. Iš tikrųjų, internete egzistuoja daug šaltinių, bet šios svetainės ir šie šaltiniai yra išbarstyti po internetą. Ir tai sukelia iššūkius mokytojams, nes jiems tenka rinkti įvairią informaciją iš skirtingų šaltinių ir kurti savo pamokas. Antroji problema yra tai, kad dezinformacijos tikrinimui yra keletą įrankių, kurie yra svarbus būtent, bet kartais šie įrankiai yra būtent turi anglišką meniu, kai kurie netgi yra mokomi ir tai apsunkina tokių įrankių naudojimą. Kokiusgi įrankius arba galima išskirti ir kaipgi šie įrankiai mums padeda mokant medijų raštingumo, kaip šie įrankiai padeda mums atskirti klaidingą informaciją nuo teisingos. Tai pirmiausia, tai yra Google paieška, kur mes galime patikrinti, surasti keletą šaltinių, nurodyti temą, patikrinti, ar šis straipsnis yra teisingas ir padaryti išvadas. Taip pat geras įrankis yra Google Lens, kuris tikrina vaizdų šaltinius ir padeda mums nustatyti, ar šitas vaizdas buvo autentiškas. Taip pat galime paminėti dar vieną svetainę Photoresensis. Šis įrankis analizuoja vaizdus, ieško redagavimo ženklų ir gali parodyti, ar nuotrauka buvo redaguota, ar buvo pritaikyti filtrai. Dar vienas įrankis tai yra TinEye. Tai yra vaizdo paieškos įrankis, kuris leidžia rasti vaizdo kopijas internete ir sužinoti, kokiuose svetainėse tas nuotrauka buvo panaudota. Labai svarbu yra tai, kad jau lietuviškos svetainės, kaip Delfi, kaip 15 minučių, savo pateikia demaskuojančius straipsnius, kur jie apžvelgia, kodėl šis straipsnis atsirado internete, kodėl jis yra melagingas ir jį paneigia ir atskleidžia, kad tai yra dezinformacija. Dar viena įrankis tai yra Web of Trust, tai yra įsklapkėpis į mūsų naršyklę ir juo remtis galima patikrinti šių svetainių reputaciją ir patikimumą. Mokymosi problema ir jos sprendimo būdai. Taigi, kokie būtų sprendimo būdai mokant medijų raštingumą 7-8 klasėje? Taigi, vienas iš sprendimų būdų tai būtų toks, kad mes būtų gerai turėti skaitmeninės mokymosi svetainės platformas, kur būtų pateikta mokymosi medžiaga, kurią būtų lengva pritaikyti pamokoms, tai jau galima būtų išskirti tokias svetainės kaip Draugiškas internetas arba biblioteka visiems. Antras sprendimo būdas tai būtų išleisti vadovėlius arba pamokų planus arba kažkokius praktinius užsiėmimus, kur ši tema būtų
pateikta detaliai, nuosekliai, kur būtų galim surasti pamokų planus, užduotis konkrečias ir tai būtų didelė pagalba mokytojui. Dar vienas būdas, kaip skatinti medijų raštingumą mūsų mokyklose, tai yra skatinti projektinį mokymąsi. Šio metodo esmė, kad vaikai gali naudoti įvairias medijų priemonės, įrankius ir užduotis atlikti praktiškai. Tai galėtų apimti medijų kūrimo projektus, socialinės žiniasklaidos kompanijas ir kitą veiklą susijusią su medijų raštingumu. Ir ketvirtasis sprendimo būdas tai yra įtraukti medijų raštingumo temas į kitus mokomuosius dalykus. Pagal atnaujintas bendrasis ugdymo programas medijų raštingumas jau yra nagrinėjamas lietuvių kalbos pamokose, pilietinio ugdymo pamokose ir aišku, mokytojai gali patys savarankiškai šias temas įtraukti į savo dalykus. Taigi, tai būtų tiek. Pranešimas baigtas.